Kokią netikėtą žinią gerbėjams atskleidė grupė Dinamika? Kuo išskirtinėme koncerte žiūrovus stebino Andrea Bocelli? Kas įdomaus laukia 31-ame kino pavasaryje? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Kovo 6 vakarą uostamiestyje ledai ėmė tirpti greičiau. Startavo karščiausias grupės Dinamika turas istorijoje. Klaipėdos Švyturio areną sudrebinęs duetas žiūrovų minią privertė šokti nuo pat pirmojo kūrinio. Grupės nariai stebino pritrenkiančiais įvaizdžiais, o šou metu atskleista gerbėjus šokiravusi žinia. Pirmajame turo koncerte skambėjo didžiausi Dinamikos visų laikų hitai Palinkėk man gero vėjo, Meilės lietus, Padovanok man, Ačiū tau ir daugybė kitų. O jų žodžius kartu su grupės nariais Irma Jurgelevičiūtė bei Gintautu Broku iš viso širdies traukė visa arena. Jurgelevičiūtė į sceną žengė pasidabinusi ryškiai mėlyną futuristinę suknelę, pirštinėmis bei skoningai priderintais aukštakulniais su platforma. O vėliau visus nustebino netikėtų baltų įvaizdžių. Didžiausios uostamiesčio arenos scenoje duetui talkino gyva ritmo grupė, pritariantys vokalai bei kviestinis svečias, muzikos prodiuseris Zauben. Koncertui įpusėjus grupės vokalistė kreipėsi į žiūrovus su netikėta ir šokiruojančia žinia. Likę turo pasirodymai Šiauliuose, Vilniuje bei Kaune taps paskutiniais dueto šou arenose. Tai paskutiniai Dinamikos areniniai koncertai, atskleidė Irma. Naujienas išgirdę žiūrovai griebėsi už galvų, liejo ašaras. Vau, koncertas buvo kažkas vau. Garsas, šviesos, dainos, viskas tiesiog super. Žiauriai myliu Dinamiką ir vis dar negaliu patikėti, kad tai paskutinis jų turas. Jų muzika visada buvo ir bus mano mėgstamiausia. Jei čia paskutiniai koncertai, privalau pamatyti juos dar kartą. Atvyksiu į kitus miestus, jei reikės. Po pasirodymo sakė marškinėliais su didžiulė Irmos nuotrauka pasipuošusi žiūrovė. Kiti Klaipėdos Švyturio arenos prieigose po koncerto sutikti grupės fanai taip pat aptarinėjo netikėtą žinią. Minėdami grupės 30-metį, Irma ir Gintautas su trenksmu grįžo į sceną, sudrebino didžiausias šalies arenas, išvyko į sėkmingą turą užsienyje, o sugrįžę aplankė tūkstančius gerbėjų 10 didžiausių šalies miestų bei pristatė 13-ąjį savo albumą Dinamika 30. Pirmą pavasario šeštadienį Kauno Žalgirio arenoje įvyko išskirtinis muzikinis vakaras. Čia koncertą surengė vienas mylimiausių pasaulio tenorų Andrea Bocelli. Pilnutėlėje arenoje susirinkę gerbėjai turėjo galimybę patirti įspūdingą reginį. Vienoje scenoje pasirodė daugiau nei 120 talentingų muzikantų ir atlikėjų, o visą vakarą lydėjo įspūdinga scenografija bei nepakartojamas Bocelli balsas. Kartu su atlikėju į Lietuvą atvyko jo ilgametis bičiulis ir pasaulinio lygio dirigentas Marcello Rota, daugybę apdovanojimų pelnęs sopranas Julijana Grigorian, viena talentingiausių šių dienų smuikininkių iš Ukrainos Anastasija Petrišiak bei kiti svečiai. Vakaro programą sudarė dvi dalys, atskleidusios platų atlikėjo repertuarą ir vokalinės galimybės. Nuo klasikinės operos kūrinių, tokių kaip Giuseppe Verdi Traviata ir Rigoletas, iki pasaulinę šlovę Andrea Bocelli pelniusių Canto della Terra bei Vivo per lei. Įspūdingą pasirodymą publika palydėjo audringomis ovacijomis ir ilgais plojimais, dar kartą patvirtinusiais ypatingą Lietuvos publikos ryšį su legendiniu italų tenoru. Vilniaus miesto festivalis Kino pavasaris kovo 9-22 dienomis kviečia 2 savaitėms į kino sales sugrįžti pasiilgto jausmo. Atidarymo vakarą Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre ne kartą skambėjo linkėjimai nepasiduoti apatijai ir pasitelkti kiną kaip įrankį dialogui. O festivalio organizatoriai ir svečiai vieningai sutarė, net ir tamsiausiomis pasaulio akimirkomis geras kinas padeda iš salės išeiti truputį geresniems.
Sveiki sugrįžę ten, kur po žiemos grįžtame jausmo į kino pavasarį. Atidarymo metu žiūrovus sveikino festivalio direktorius Algirdas Ramaška. Šiandienos geopolitinėme bei nacionalinėme kontekste kultūra tampa mūsų bendru protestu, pozicija ir palaikymu. Tai erdvė, kurioje mes visi privalome rodyti lyderystę. Todėl matydamas tiek žmonių mylinčių kiną ir palaikančių kultūrą, neabejoju mūsų bendra galia nepasiduoti ir būti tais, kurie kuria pokytį. O tam tikrai gali įkvėpti geras kinas, kurį žiūrėti kviečiame jau 31 kartą, sakė jis. Skambant Agnės Matulevičiūtės, Martos Finkelstein bei Vilniaus kamerinio orkestro atliekamam kūriniui kviesdamas prisiminti, kaip vienas ar kitas filmas paveikė mūsų mintis ir gyvenimus. Mūsų budrumas negali būti užliuliuotas, neturime tam prabangos. Geriausias priešnuodis – patiems imtis veiksmo, todėl kiekvieno mūsų atsakomybė yra nepasiduoti nuovargiui, būti aktyviais piliečiais. Remti demokratiją ir kultūrą, kaimyną, su kuriuo atrodo neturi nieko bendro, šį pavasarį pakviesti į kiną. Po kelių valandų kino salės tamsoje, patikėkit, gali pasidaryti šviesiau. Skambant gausiems plojimams, tikino Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, kino kritikė ir kultūros žurnalistė Monika Gimbutaitė. Atidarymo vakarą žiūrovai ir kino industrijos atstovai buvo pakviesti žiūrėti Kanų kino festivalyje didžiuoju prizu apdovanotą bei 9 Oskarams nominuotą norvegų režisieriaus Joachimo Triero dramą Sentimentali vertė. Menas žmonėms yra tiesiog būtinas, tai pamatinis poreikis, o ne prabanga. Mūsų visuomenėje viskas velniškai polarizuota, visi apie viską turi savo nuomonę, o aš bandau pasakyti, pasiklausykime, pasižiūrėkime, užmegzkime ryšį. Manau, kad kinas suteikia galimybę išvysti kitą žmogų arba pajusti sąlytį. Būtent su tuo mes ir žaidžiame šiame filme. Viename interviu apie sentimentalią vertę sakė režisierius. Festivalio organizatoriai primena, kad 2 savaitės kino pavasario žiūrovai gali ne tik žiūrėti filmus, bet ir rinkti savo favoritą. Kaip ir kasmet, geriausiai festivalio metu įvertintam kino pasakojimui bus įteiktas žiūroviškiausio filmo apdovanojimas. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki.